Bushidos What and Fighters Pouch turnyras Alytaus miesto mero tauriai laimėti vyks Alytaus arenoje sausio 24-18 val. Nauji ir jau patyrę kovotojai iš Alytaus bei visos Lietuvos. Bilietų ieškok bilietai.lt. Pakalbam apie kelis tuos kovotojus, kurie dar planuoja dalyvauti Bushidos What turnyre. Jo, vešiu, ten jauni vaikinukai bus labai. Tarp kitų labai gerą vieną vešiu tokį vakarį. Kepežinską turiu vaikinuką, labai, tikrai. Jis tik tai jie sudėtingai irgi su svoriu, nes jis sveria 55 kg. Jis mažiukas, labai mažo ūgio, bet labai gerai kovoja. Ir turi jau patirties šiokios tokios, jis neturi dar labai daug kovų, aš dabar net nežinau, apie 20 kovų jau pravedęs mėgėjų. Tai jau yra daug. Bet jisai 55 kg sugeba savo varžovus nokautuoti, būdamas 16 metų. Čia įspūdinga. Taip, tikrai labai. O šiaip apskritai, ką tokie turnyrai reiškia tavo kovotojam ir tau pačiam kaip treneriui? Tai kažkoks tramplynas į didesnės arenas? Taip. Tai tokia, kaip sakau, pasibandymas tos didesnės arenos. Vis tiek jau SWAT turnyras tai nėra čempionatas. Jau SWAT turnyrą dažniausiai suvažiuoja tie, kurie jau čempionatus yra buvę, jau čempionatų čempionai atvažiuoja SWAT turnyrą, jau parodė toliau. Nes iš SWAT turnyrų bet kuriuo atveju mes, pavyzdžiui, žinom, tas pats Kristupas Jančiauskas išėjo, tai nereikia netoli, o tas pats Dominykas Maluška irgi kovoja SWAT turnyre. Iš SWAT turnyro lygiai taip pat išėjo į Bushido. Ir manau, kad bus daugiau, tas pats Benas Šorochovas tikrai iš SWAT. Faktiškai daug išeina iš tokių turnyrų, nes jos ten pamato, pakovoja, žmonės sako, va, ten, žinai, dasideda kažkokį followerį, dar kažkokią geresnę kovą parodo. Jo, čia didelis yra, tokiem kovotojam didelis tramplinas ir tokiuose momentuose vis tiek arena yra kitaip negu kai tu kovoji čempionate ir kai kovoji arenai, tave visi žiūri, yra du skirtingi dalykai. Bent jau man taip yra ir aš matau, kaip kovotojam yra, kaip kitiem yra, aš nežinau, bet čia iš mano piramidės to tokios pusės, kad, tikrai, nes toksai įtampa kitokia. Nes čempionatė tu atkovoji, ten tavo kovą kažką žiūrėjo, savi nežiūrėjo, čia visi į tave susikaupė. Tu ateini iki arenos, į tave žiūri šviesos, visa kita, tave pristato, žinai. Užlipi tą pakilą, žmonės ten rėkia, švilpia, kažkas palaiko tą ir tikrai ten tie riksmai pakankamai gerai girdisi. Alytuje praeitą turnyrą SWAT Bushido buvo virš 1000 žmonių susirinkę. Tai čia labai jau... Tai kai tu įsivaizduotum Baltijos čempionate MMA, tai turbūt būna 300 dalyvių kokie ir 200 tebūnė to kito personalo, tai 500 žmonių, tai 500 žmonių, iš kurių 300 sportininkų, tai ten niekas realiai, 3 narvai, niekas ten nelabai ką žiūri, žinai. 2 narvai, 3 narvai, ten, tai ir tai čia, kai tik mes turim didžiausią renginį tokį, MMA čempionatas, kai tu Baltijos pas mus, Lietuvoje, tai čia didžiausias turbūt kovos menų renginys, mėgėjų. Tai ir tai net nieko panašaus nėra. 1000 lygiai taip pat, mes dabar kovojam, Tauragėj buvo. Ten Tauragėj irgi nebuvo, ten daug žmonių nesodino. Dominikas viskas gerai, kitą vaikiną išleidau gerai, pasiruošęs buvo ir kovojo gerai. Išėjo nieko nebeliko. Jis parodė, turbūt iš savo 100% galim 5%. Subirėjo visiškai, psichologiškai į nulį ir pavargo dar prie to. Labai daug įtakos duoda turbūt kovotojam tas žiūrovų akys visos tos. Jo, įtampa, visa kita sudėtinga, tai reikia priprast prie to, ne visi pripranta. Taip. Aišku, ten yra dabar visi sako psichologų pagalbas, tikrai, tas nes psichologais galima dirbti, kažkokius ten pasitikėjimo, savim, visa kita. Galbūt. O apskritai, kaip kovotojui, ar pasiruošimas pats vyksta taip pačiai kaip ir prieš kiekvieną kovą, tiek prieš čempionatą, tiek prieš kažkokį tai turnyrą vyksantį, ar tai profesionalų, ar tai mėgėjų, ar Bushidos SWAT turnyrai irgi tokį patį pasiruošimą? Ne visai, nes Bushidos SWAT turnyrų ruošiesi, pirmas dalykas mes kovosim pagal K1 taisyklės, nes MMA kovų ten nebus, tai jau iššūkis. Kadangi mes varžovų nežinom, ten varžovų sužinosim savaitę prieš, tai ruošiamės kickbokso kovai, žinai. Ten labai sunku kažką pasakyti, ką gausi, žinai. Nėra kažkokios įtampos patiems kovotojams, jeigu jie kaip ir ruošiasi, bet nežino, kam ruošiasi. Patirties turi, ne, tai lygiai taip pat kaip ir čempionatai. Čia toks gaunasi čempionato ir turnyro miksas. Tai kažkada prieš daug metų UFC lygiai taip pat būdavo, tu gauni ištraukį burto sainių kovoji per vakarą, ten lygiai taip pat kažkada Japonijoje tai būdavo kovosi, ten 90 metais, kur tu išeini, tai ten profesionalių kovos buvo, dabar jau ne profesionalų čia. Aš manau, kad geras, SWATai man iš tikrųjų patinka, kažkaip tikėkimės ir dalyvių žiūriu, kiek jūs biškį atgyjo, padaugėjo.
labai gerai, ypatingai jauniem tokiam talentam pasirodyti, išsibandyti save, pažiūrėti, ar paragautos duonos ir apskritai suprasti, ar čia tavo ar ne, nes, pavyzdžiui, aš manau, kad sudalyvavęs ten 2-3 svatose, nesvarbu, ten jeigu čempionatuose dalyvauja, 2-3 svatai, manau, jau tau atsakytų į daug klausimų, kur tu, pavyzdžiui, kyla. Kaip tik kalbėjau su Armandu Petrušiu vienam interviu ir jisai sakė, kad svatas yra ne vien tik tais kaip kova iš savęs, bet tai, kad tau kaip kovotojai padeda tave lipdyti ir nugalėti tą scenos baimę, žmonių baimę, nes sako, tu esi kovotojas, kartais susidarai labai tokiam mažam rate ir tu tiesiog bijai išeiti ne į čempionatą, bet ten, kur tave stebi ir stebi dažniausiai kažkokie tavo draugai, pažįstami dar tuo labiau. Tai tokį labai didelį spaudimą, bet tokie turnyrai kaip Svatas, jie padeda tai nugalėti. Jo, tikrai taip. Nes vis tiek sakau, aš daug esu matęs tikrai, aš tokius kovotojus, aišku, čia dabar jau nepradėsiu pasakoti, aš beveik visus žinau Lietuvoje šiai dienai kovojančius, visų vardus, pavardės, viską žinau, kaip kovoja, mačiau ir čempionatuose, ir turnyruose. Ir tikrai daug kartų esu matęs pavyzdžiais, aišku, čia nepasakoju, kur iš tikrųjų išeina labai geras kovotojas, o į ringą atrodo išėjo, net šešėlis jo neišėjo. Nu, tu čia jau turi būti labai jau ir psichologiškai tvirtas, aišku, ten jeigu prietarais netiki, tai nežinau, gal reikia neštis, kaip būna blizgučias, kaip ten turkiškas akis. Arba česnaką kokį, žinai. Nu, nes tikrai, iš tikrųjų, tas, vat, pavyzdžiui, veikia. Veikia tikrai. Tai aš manau, kad kiekviena veikia vis tiek energetiškai žmonės. Daugiau ar mažiau jo. Taip. Bushidos What and Fighters Pouch turnyras Alytaus miesto mero tauriai laimėti vyks Alytaus arenoje sausio 24-18 val. Nauji ir jau patyrę kovotojai iš Alytaus bei visos Lietuvos. Bilietų ieškok bilietai.lt.